Ar jauti, kad laikas tarsi sustoja? O gal kaip tik jis greitai bėga nenumaldomu greičiu? Užtemimų koridorius prasidėjo vos vakar ir tęsis iki kovo 29 dienos ir baigsis sulig saulės užtemimu. Kaip tu jautiesi? Ar nevaldai savo emocijų? O gal kaip tik jauti, kad ateina teigiami, pozityvūs pokyčiai į tavo gyvenime? Gal tu supranti, kad tai yra metas, kada tavyje daugiau atsiranda sąmoningumo, suvokimo, dėl ko tu gyveni? Tai yra tobulos kelios savaitės iš tikrųjų pažinti save, suvokti savo pašaukimą, savo misiją, suvokti, kad esi kažkas daugiau nei paprastas, žemiškas, fizinis kūnas. Bet šiandien aš ne apie tai, nes šiandien noriu trumpai pristatyti dar vieną esminį periodą. Nes nepaisant to, kad mes žingsniuojame užtemimų koridoriumi ir Venera jau juda atgaline eiga, kuri mums duoda tam tikras patirtis susijusias su santykiais, su meilės reikalais, su finansais, bet ir komunikacijos, mąstymo, bendravimo planeta Merkurijus taip pat šiandien nuo kovo 15 dienos pajuda atgalinę eigą. Taigi tai truks iki kovo 30 dienos Avino ženklų ir toliau dar tęsis iki balandžio 7 dienos, bet jau žuvų ženklų. Tai Merkurijus Avine iš tikrųjų yra skubotas, impulsyvus, tai yra polinkis priimti skubotus sprendimus, neapmąstyti, skubėti, perdegti, nervintis. Taip, tai sveikatai iš tikrųjų aktualiausia yra galvos sritis, lydi galvos skausmai, galima nemiga, tuo labiau, kad ir pilnaties momentas tas, ar ne, tęsiasi dabar užtemimai. Jau girdėjau, kad kai kurie netgi kelias dienas nemiega. Klausimas, kaip yra jums? Taip, tai galimos naujienos, tokios, kurios nervins tiesioginę prasme. Iš tikrųjų dabar spaudoje, televizijoje nuolat skanduojama yra karo tema, avinas karo ženklas. Taip, tai iš tikrųjų dabar mes esame kasdien gąsdinami, kuo toliau, tuo labiau. Tai yra pats palankiausias metas nuo šiandien iki balandžio 7 atsiriboti nuo negatyvios informacijos, nuo nereikalingų kontaktų, apsivalykite. Taip, yra palankus metas grįžti prie senų neužbaigtų darbų, prie įvairių projektų, prie kažkokių tai mokymų. Nepalankus metas pradėti kažką naujo, nei tuoktis, nei įsidarbinti, nei kraustytis. Būtinai parašykite, jeigu kyla klausimų, kas yra rekomenduojama, kas yra palanku, o kas ne. Pakomentuosiu taip pat, nes tikrai visko neišvardinsiu. Šiaip šis periodas yra pasikartojantis, ne pirmą kartą. Mes kiekvienais metais turime tokį retrogradinį judėjimą, tai vienos planetos, tai kitos, o Merkurijus kiekvienais metais juda retrogradinę eigą ir ne vieną kartą. Tai tiesiog dar kartą primenu, kas yra palanku ir kas nepalanku, bent minimaliai. Nerekomenduoju vykti į naujas vietas, kažkur keliauti. Jeigu tai darysite vis dėlto, tai būtinai pasirūpinkite sveikatos draudimu, būtinai turėkite vaistų pačių reikalingiausių, nuo traumų kažką tai ar ne pleistriukais visokiais pasirūpinkite. Bet beje ir nerizikuokite, jeigu nėra tam būtinybės. Visur reikalingas atidumas. Tai tas periodas, kada mes susidurime su daugiau vėlavimu, su trukdžiais,
su atidėliojimais, su nesusipratimais. Daugiau patiriame įvairių klaidų, gedimų taip pat, taip, technika, buitinė technika, ryšio priemonės, automobiliai gali gesti, daugiau yra avarijų kelyje. Tai visur mus skatina atkreipti dėmesį, kur yra dėmesio stoka, taip, ką verta paremontuoti, prie ko verta sugrįžti, galbūt kažką vis atidėliojau, neradau tam laiko. Tai tam laikas itin palankus. Nieko naujo nepirkime. Venera retrogradinė, jokių prabangos priemonių, jokių prabangos prekių. Jeigu siūsitės iš užsienio kažką, tai atminkite, kad siuntos gali vėluoti, strigs. Vėlgi, jeigu turi tokių sprendimų, atidėkite. Niekur nenuskubėsite, bet būsite ramesni savo dvasia, savo kasdienybėje. Tai žinoma, jokių telefonų, jokių kompiuterių, taip pat nepirkite, nes tiesiog nusivilsite. Galite permokyti, gali gesti ir nauji daiktai. Tai yra patikrinti jau dalykai, žinokite, kalbu iš patirties ir žinoma iš išmanimo, iš klientų atsiliepimų. Taip kad žinios visada mus išlaisvina ir apsaugo. Ką dar galiu paminėti, žinoma, visus veiks ne vienodai šitas periodas, tikrai nereikia baimintis, net kitas pats užtemimas, ar ne, užtemimų metas ir retrogradiniai judėjimai planetų, viskas priklauso nuo jūsų asmeninio horoskopo rodiklių, tai galbūt jūs veiks švelniau, galbūt mažiau. Taip, mes tada tik kolektyviai galime kai kurie stebėti, kas vyksta, bet patys jaustis, kad viskas yra gerai, viskas dėl manęs, viskas dėl mano sąmoningumo, dėl mano augimo, dėl mano suvokimų, viskas mano patirtims, ar ne? Ir gan pozityvus gali būti tiesiog pokyčiai. Tai yra viskas gerai. Bet kokiu atveju mūsų tokie periodai yra reikalingi mūsų evoliucijai, taip, mūsų susitelkimui, tiesiog, kad nenuolat judėtume ir kažką darytume, kažkokius naujus sprendimus, bet rastume laiko grįžti prie to, kas neužbaigta. Labai geras laikas apskritai šitas kovas, ar ne, dabar pabaiga kovo, artėjanti visa pabaiga. Tai geras laikas tiesiog apsivalyti nuo to, kas mums nebetarnauja, ko mums nebereikia, tai kalbant ir apie santykius, ir apie visokius kontaktus, ar ne, apie sekamus puslapius, apie sekamus žmonės. Tai spintas galiausiai namuose peržiūrėkite, spintas visus kampus, apsivalykite. Kuo daugiau apsivalysite, tuo daugiau naujos energijos įsileisite į savo gyvenimą, nes niekas naujo negali ateiti tol, kol tiesiog aplinkoje daug to, kas jums netarnauja, ko jums nereikia, bet visa erdvė yra užkimšta, nėra laisvės, nėra cirkuliacijos, nėra judėjimo. Tai atlaisvinkite vietos, jeigu norite įsileisti kažką naujo. Tai vadinasi, metas gali būti ir stebuklingas šis, taip? Tai aš visiems linkiu vidinės ramybės, daug džiaugsmo, daug meilės, tikėjimo ir pasitikėjimo. Tai viskas bus gerai. Tik būkime tiesiog atidesni. O kuo esame atidesni, tuo esame ramesni ir tuo mūsų sveikata yra geresnė. Taip kad visiems sėkmės, būsiu dėkinga už jūsų atgalinį ryšį, už komentarą, už klausimą, už padovanotą širdelę. Sudie.